Esu Skuodo muziejaus istorikė Joana Šleinienė. Dirbu šiame muziejuje jau 20 metų. Skuodo muziejui tiek metų, kiek Lietuvos nepriklausomybei. Taigi jau 30 metų su viršum, kaip Skuode įkurtas muziejus. Nuo ko prasidėjo šis muziejus? Tai va, pirmasis muziejus direktorius buvo Evaldas Razgus, fondų saugotoja Aldona Ozulienė, kuri vėliau buvo muziejaus direktorė jau eilę metų. Tai ir nemažai pirmųjų eksponatų, istorinių tokių ir tautodailės atnešė tautodailininkas, žymus Skuodo buvęs mūsų žodžio redakcijos žurnalistas, tautodailininkas, labai žymus skuodiškis Juozas Višniauskas atnešė tų pirmųjų. Paskui nemažai labai daug atnešė ir Petras Brazauskas, tautodailės dirbinių ir taip toliau žmonės. Ir daugiausia paskui vykdė palei projektus per kaimus ir taip toliau. Vienu žodžiu rinko eksponatus arba žmonės nešė, dovanojo ir iki šių dienų ir anądien dar atnešė visą albumą ir istoriją surinktą apie buvusį Skuodo malūną Povilo Plechavičiaus ir vėliau šitą malūną, kur čia yra ir taip toliau. Taigi muziejus per eilę metų yra sukaupęs jau fondus nemažą turtą. Kaip muziejus prisitaiko prie technologinių pokyčių? Prisitaiko šitaip, palei projektus mes turime prie technologijų. Šitaip turime informacinius terminalus, turime štai istorinio ekspozicijų, matote, puolė, ir čia labai viskas gražiai yra parodyta, atėję šiuolaikiniai, gali čia pažaisti informacinį terminalą ir jame atėjęs, kas vienu žodžiu, kaip gidas čia koks. Gali, pavyzdžiui, plačiai yra aprašyta apie Skuodo muziejų. Toliau yra Kuršių žemių centras, čia labai gražiai pasakoja apie kuršius, kaip gyveno, ką gyveno, viską yra sukelta. Yra viktorinės, taip toliau. Pilies puolimas labai gražiai čia vyksta. Pavyzdžiui, galim pademonstruoti truputėlį. Toliau tokį pat terminalą turim, kad nueisim senieji amatai yra ir taip toliau. Kaip muziejus prisideda prie bendruomenės? Prie bendruomenės šitaip, jeigu mes kažkokį renginį darom muziejuje, sakykime, ar tai būtų paroda, tai mes pakviečiam menininkų, kūrėjų, sakykime, ar tai siuvinėja, ar iš medžio drožia, ar akmens, ar panašiai. Tų visų tautų mes kviečiam, kad jie čia atvyktų ir padarytų savo parodą. O kad tą parodą visi pamatytų, tada mes kviečiam Neįgaliųjų draugija Viltis, ar yra kita kokia nors labai čia tokia aktyvi yra Bočiai Skuodo. Tai mes kviečiam šitas bendruomenės. Beveik yra šitaip. Kiek Skuodo žemėje yra žmonių, tiek talentų. Ir čia viską matome, čia yra tautodailės salė. Ir kiek jūs čia matote, pradžia būtų, kad iš kartos į kartą, kodėl sakau, kad daug talentų, turime 937 metais toks iš Skuodo žemės kilęs Žirnikų kaimo, Alfonsas Žvirdžiūnas jau su savo medžio drožiniais tautodailės dalyvavo Paryžiuje parodoje ir gavo sidabro medalį. Yra iš Pašilės tokio Petrausko vyras siuvinėja šitą gastą. Pažiūrėkit. Antanas Petrauskas, kokį iš vyras siuvinėja. Labai ypatingai siuvinėja Adelė Urniežienė, kiti čia yra Adolfinos karalienės iš seniau, tokie labai vertingi šitie darbai daug turim. Ir taip toliau. Čia yra Juozo Višniausko iš molio padaryti žaisliukai tokie ir taip toliau. Kas iš šiaudų pina, kas iš Vilnos velia. Taigi yra labai Skuodo žemėje talentingų, darbščių žmonių ir ypač daug darbų yra muziejui padovanojo
Liudas Brazauskas savo tėvo Petro Brazausko va čia darbus. Ypatingai gražus šitie darbai prieverstis su visais tais mūsų žemaičių simboliais. Saulė, mėnulis, segmentinė ta šešiakampė žvaigždė išryškinta ir labai gražiai. Ir norėčiau pasakyti, pasakų elementai išdrožti, kur nykštukai ten dirba, arba štai, sakykime, muzikantai. Jis ne tik, kad išdrožė iš medžio, bet dar ir sielą įdėjo, atrodo, imsi ir padėsi jiems dainuoti. Ištisi baldai sukurti, padaryti iš daugybės elementų. Tai čia yra, mes parodome, kokie talentingi yra Skuodo žemės žmonės. Juodosios keramikos darbai, tai yra seniausia keramika. Jau. Ir ji neturi glazūros, jie yra labai ekologiški, ypatingai yra padaryti ir galima čia kepti vertę, arba dekoratyviniai nuostabus darbai yra. Koks yra šio muziejaus unikalumas lyginant su kitais muziejais? Skuodo muziejus saugo mūsų ir kultūrinį palikimą. Ir perduoda ateinančioms kartoms. Šitie atėję, kaip ir jūs jauni matot, kad kiek talentingų žmonių, kiek jie sukuria, ir mes saugom mūsų krašto ir kultūrinį, ir istorinį palikimą. Ir apima visas sritis, ne tik kad vieną, pavyzdžiui, ne atskirą sritį, bet kaip jūs matot, ir istoriją, ir tautodailę. Saugo mūsų sporto istoriją. Nuo pradžios yra, sakykime, nepriklausomybės futbolininkai Šarūnas, čia yra nepriklausomybės laikotarpio. Ir taip toliau, Skuodo žemėje, pirmiausia Lietuvoje motobolas, tas kaip žaidimas atsirado Skuodėje, tik paskui Kretingoje, Mažeikiuose. Ir dabar kasmet vyksta tos varžybos, ir yra saugoma Skuodo istorija. Tai vadinasi, sakau, saugo ir istorinį, ir kultūrinį palikimą, o ne kokį nors atskirą vieną gabaliuką. Tuom ir išsiskiria, kad čia gali visą Skuodo istoriją ir kultūrinį gyvenimą pamatyti atėjus. Sakykime, yra sukurtas visas fondas senieji amatai, ir kaip sakiau, informacinis tas terminalas čia apie atėjęs, sakykime, šiuolaikiniai vaikai, jiems labiausiai patinka, ne tai, kad sakai, bet aš čia anadien vėl tik sustoja ir čia žaidžia. Čia yra ir apie amatus, ir patarlės, ir apie darbo įrankius, mislės, gali žaisti ir stovėti tik laiko, turėti ir noro. O čia yra sukaupti, žiūrėkime, pradedant linais, kurie labai Skuodo žemė, tarp kitko, tuo laikotarpiu seniau augo patys geriausi linai Lietuvoje. Kodėl? Todėl, kad žemė su priemuliu linai augo labai aukšti ir turėjo labai daug pluoštų. O čia, sakykime, yra irgi skalbimo mašina visa. Ir kada vyksta edukacija, sakykime, aš užduodu, reikia tą surasti, kaip ilgai ieško skalbimo mašinos. O čia jie yra vietoj. Ir tai sukauptos, matot, kraičio skrynios. Ir čia esam dabar žemaitiškoj troboj. Pažiūrėkim, koks vaizdas, kaip čia yra įdomu. Čia yra, kaip atrodė žemaitiška troba. Ir taip yra sukurta, kad, pažiūrėkit, atrodo, eisi ir įeisi. Neatrodo. Gali įeiti į vidų. Ir čia yra kamara ir taip toliau, ten žiūrėkit, žydį ir jazmina, ir jurginai, ir taip toliau. Toliau šitas vaizdas parodo, šitas kamenas mūrinis parodo tos trobos vidų. Ir kaimuose, kur žmonės augino gyvulius, buvo šitaip viralinė atskirai. Ten išvirdavo, sakykime, pašarą ar maistą gyvuliams, kad neprigaruotų kambarys, kad būtų švaru. Ir pažiūrėkit, grindys idealiai švarios. Šitaip gyveno iš kartos į kartą mūsų seneliai, proseneliai. Kaip išlaikote visas kolekcijas? Turim fondus. Ir fonduose yra atskiras, ten toks yra įrengimas, kuris ventiliacija yra labai gera. Kokie yra didžiausi iššūkiai, su kuriais susiduria muziejus?
Nu, matot, buvo labai didelis iššūkis mūsų, ilgai labai neturėjom archeologų. Ir pagaliausiai mes turime Dainą Klodę, turim jauną archeologę ir mes buvom labai nuskriausti, kol nebuvo archeologės. Ar yra kokių nors planų plėsti muziejaus erdvę ar kolekciją? Taip, yra labai didelių planų. Va, yra buvusi nuostabaus grožio, penkiais bokštais buvo Skuodo pravoslavų stačiatikių bažnyčia. Toliau pažiūrėkite į kitą pusę. Pastatas šitas labai mums nepuošia. Mūsų turėtų būti visas komplektas skirtas muziejui. Kokie yra muziejaus atidarymo laikai ir kainos? Jūs pradeda dirbti nuo 8 valandos ryto ir dirba iki 17 valandos vakaro. Vasaros metu 3 mėnesius, birželis, liepa, rugpjūtis, dirba ir šeštadieniais. Dirba šeštadieniais nuo 10 valandos iki 14. Dirba 4 valandas. Dirba.